akis, aš nieko prieš, gali mane pakvies. Taip, Eglutė. Labas vakaras, Eglė, sveika. Žinom, pirmai sunku, bet nieko, ištversim. Taigi, Eglė yra 23, studijuoja Šiaulių universitete lietuvių filologiją ir ryšius su visuomenė, ar ne? Taip, ryšiai su visuomenė. Aš žinau, kad yra neprastas ryšys su visuomenė užmėgstas jau. Taip, šiuo metu organizuoja akciją, kurios metu renkame drabužius nepasiturinčioms šeimoms. Manau, visų spintose yra nereikalingų drabužėlių, kurių nebenešiojame. Visi galime prisidėti. Tai tau dėja kotletukų neneš. Na, nebent pašoks ir padainuos tau, kas tau patiks, kai būsi senas. Čia ir dabar? Dainuos geros? Gerai, aš padainuosiu vieną posmelį iš savo dainos. tą stulpelį skiriu tau, gerai? O, aišku, prašom, laukiam. Aš laukiu. Mes tikrai puikiai pora, man kartoja tai mama, gaila. Aš laiminga ir gera, tipo tau esu skirta, kvaila. Kvaila, nes už mano Gal bandysi nuramint, kvailus pažadus dalint nereikia. Tau aš nieko nejaučiu, atsakyk man tuo pačiu, maldauju. Ne, nu, kaip galima kažką jaus čia per atsivaizdą. Sugrąžinsiu tau šypseną lūpoms, pasaulį akis, sparnus tavo sielai. Aš leisiu išeiti tau, lauksiu, kol grįši, o jeigu ir ne, tave nesurasiu. Sugrąžinsiu tau šypseną lūpoms, pasaulį akis, sparnus tavo sielai. Ir mielas merginos, jums kiekviena iš jūsų už didžiulį jūsų darbą, didžiulius, pergyvenimus, išgyvenimus ir rūpesčius per šį konkursą mes tikrai norime pasveikinti, apdovanoti pirmiausiai gėlėmis, kurias jums dovanoja Gėlių fabrikas. Ir žinoma, jums visoms yra labai gražios dovanos, kurias netrukus vaikinai jums ir įteiks. Dovanos, kurias dovanoja generalinis mūsų konkurso rėmėjas Kristiana. Tikrai tos dovanos, kurios pradžiugins kiekvieną moterį jauną, kiekvieną jauną merginą. Taigi štai, džiaukitės, būkite laimingos, apdovanotos. Visą tai yra dovanojama jums, ir dėl tikrai puikių jūsų pasirodymų, bet žinoma ir dėl to, kad sumažintų šiek tiek čia tvyrančią įtampą. Taigi, Miss Foto 2012 Enrika Grigaitytė, 10 numeriu pažymėta mergina, sveikinam! Miss Foto nugalėtojai Kristiana dovanoja ypatingą parfumerijos prizą. Ypatingos Kristianos dovanos laukia, žinoma, ir kitų merginų. Taigi sveikiname, brangioji, sveikiname nuo šiol į fotografus tikrai. Taigi, Miss Gracija. Miss Gracija 2012. Taigi, Numeris 15. Dovilė Brazelytė. Gėlės, dovanos nuo Kristianos.
Na ir žinoma, štai gražiausiai kaunietė galės pasigirti ir turinti gražiausias kūno linijas, pripažintas visoje Lietuvoje. Taigi sveikinam Kauną, sveikinam visą Lietuvą ir žinoma, sveikiname mūsų mieląją Dovilę. Taigi, Miss Elegancija 2012 komisijos sprendimu pripažinta Erika Vilimaitytė, 11 mergina. Aplodismentai Miss Elegancijai. 599 balsus. Ir tai yra Greta Mikalauskytė, 14 mergina. Klaipėda ploja Gretai. O dabar sužinosim, kam atiteks visos Lietuvos žiūrovų simpatijos titulas Miss Publika. Eglė Štandaitė. Eglė, sveikiname. Sveikinimai tau. Tai. Dovanos, dovanos, dovanos. Ir komisijos sprendimu antrąją vicemis tapo numeris 5 Eglė Štandaitė. Tai antroji vicemis. Taigi Eglė netgi 2 juostas parsiveš namo. Manau, kad tikrai labai sėkmingas vakaras. Sveikiname. Jau net neišlaiko Eglė gėlių ir dovanų glėbio. Pirmąją vicemis šiemet išrinkta. Taip ar tik Arūnuose. Vienas žingsnis. Ir ją tapo numeris 14 Greta Mikalauskytė. Greta Mikalauskytė gėlės, juosta. Ir didelė atsakomybė su juosta ant pečių. O ką gali žinoti? Gal teks ruoštis į Miss pasaulį? Taigi sveikiname Gretą. Tikrai didžiulis laimėjimas mūsų konkurse. Didžiulis palaikymas publikos. Man davė Žilviną Žvaglį ir Irena Starašaitė. O, prašau. Puikų komplektą, nuostabių žmonių. Nauja tėtį, nauja mama, matai? O jeigu rimtai, iš tikrųjų, tai buvo puikus metai. Ir aš nuoširdžiai pavydžiu tai merginai, kuri perims iš manęs šią karūną, kartu ir atsakomybę be abejo. Ir tikiuosi, kad ji bus jos verta, taip pat kaip ir karūna jos. Ir Miss Lietuva 2012 tapo Rasa Vereniūtė. Miss Lietuva 2000. Audringi jūsų aplodismentai. Kai kurie žiūrovai net atsistoja, ploja mūsų naujajai Miss Lietuvai. Štai ji, karūna. Konfeti ir jūsų plojimai Miss Lietuvai 2012 Rasai Vereniūtei. Taigi Rasos laukia išties įspūdingi metai. Metai buvo dėl šio įvykio, kurio liudininkais jūs visi dabar ir tapote.